Vabzdžiai priklauso nuo retakojų tipui. Retakojai yra labai sena grupė ir tai yra patys gausiausi pasaulio organizmai. Ne tik tais gyvūnai, bet apskritai organizmai. Jeigu mes pabandytume suskaičiuoti, kiekgi šiuo metu yra rūšių ir pabandytume palyginti, tai vabzdžiai, kurie priklauso retakojams, tai yra didžiausia retakojų grupė, sudaro 2 kartus didesnį rūšių kiekį negu visus kitus likusius organizmus kartu paėmus. Vabzdžiai yra nepaprastai gausus, praktiškai visose ekosistemose, išskyrus jūrinės ekosistemas, jie užima dominuojantį vaidmenį tiek pagal biomasę, tiek pagal individų skaičių, tiek pagal rūšių skaičių. Iš esmės, bakterijos savo mase juos tikrai lenkia, nes bakterijų yra be galo daug ir be galo visur, bet vabzdžių kiekiai irgi yra milžiniški. Kažkada teko domėtis statistiką, tai didžiausia biomasė sausumoje, jeigu neklystu, 0,2 gigatonos anglies, nes yra matuojama tik tai anglis, kuris susikaupusi yra organizme. Vabzdžių masė yra pati didžiausia sausuma, 0,2 mano minėtos gigatonos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jų yra visur. Ir iš esmės jie atlieka labai daug svarbių vaidmenų, visų jų tikrai neįmanoma išvardinti, tai visi puikiai žino, kad vabzdžiai yra pagrindiniai augalų apdulkintojai. Kažkada pasidomėjau, tai šiam momentui yra suskaičiuota, kad apie 200 000 vabzdžių atlieka apdulkintojų funkciją. 90% augalų yra priklausomi nuo apdulkinimo, jie negalėtų be apdulkinimo daugintis ir pagrindiniai apdulkintojai be abejo yra gyvūnai, iš gyvūnų pagrindiniai apdulkintojai yra vabzdžiai. Kitas labai svarbus momentas, kuris labai dažnai yra ignoruojamas, tai vabzdžiai yra mitybinės grandinės dalis. Ir savaime suprantama, kad jeigu tu esi gausus, jeigu tavo biomasė yra milžiniška, tai tavim daug kas ir maitinsis. Ir iš tikrųjų jie yra labai svarbus mitybos šaltinis visiems. Tai reiškia, toj mitybos grandinėje jie užima be galo svarbų vaidmenį. Ir įsivaizduokit tokią grupę eliminavus, grandininė reakcija būtų per visą maisto grandinę ir visą ekosistemą sugriūtų. Toliau labai svarbus dalykas yra vabzdžiai, kurie yra ligų vektoriai, ne tiek sukėlėjai, kiek parazitų ir ligų platintojai, taip pat rūšis, kurios yra žmonių vadinamos kenkėjais, gamtoje kenkėjų nėra, kiekvienas turi savo vaidmenį, bet tie padarėliai, kurie valgo žmonių kultūras pasodintas, kultūrinius augalus, jie yra mūsų taip negražiai vadinami kenkėjais. Tai vat, jų tarpe vabzdžiai irgi be abejo yra organizmas numeris 1. Vabzdžiai yra svarbus ir tuo, kad jie dalyvauja energijos ir medžiagų cikluose, jie yra skaidytojai. Ne tai, kad skaidytojai smulkintojai, tikrai skaidytojai yra bakterijos ir grybai, bet šitų skaidytojų veikla būtų labai lėta, jeigu nebūtų vabzdžių. Vabzdžiai susmulkina substratus ir padaro juos lengvai prieinamus bakterijoms ir grybams. Tai vėlgi sunku įsivaizduoti, nes tokios situacijos nėra. Žemė knibždėta vabzdžiais ir kitais organizmais ir jeigu mes teoretiškai pabandytume įsivaizduoti, kas atsitiktų, jeigu eliminuotume didžiąją dalį šitų organizmų, tai praktiškai Žemės planetą ištiktų kolapsas ir visos ekosistemos sugriūtų. Duomenys labai neraminantis, yra įvertinta įvairių mokslinių grupių, kad per metus mes netenkam nuo 1,5 iki 2,5% bendros vabzdžių biomasės. Toks drastiškas mažėjimas buvo pastebėtas praeito šimtmečio 6-7 dešimtmetį, o pagreitį gavo pradedant nuo 8 dešimtmečio. Ir šalyse, kuriuose entomologiniai tyrimai turi ilgametės tradicijas ir kuriuose tyrimai vykdomi ne metus, ne 2, ne 3 ir ne 5, o vykdomi dešimtmečius, naudojant tą pačią metodiką, tai yra surenkama medžiaga, kurią mes galime korektiškai palyginti. Jie pastebėjo, kad situacija iš tikrųjų yra tragiška. Ir nepriklausomai nuo to, ar tai yra saugoma teritorija, kuri yra toli nuo žmonių ūkinės veiklos, ar tai yra žmonių ūkinės veiklos viduje esanti teritorija, visur vabzdžių mažėjimas yra drastiškas. Taip pat mažėja, ne tai, kad mažėja, keičiasi pati vabzdžių bendryje.
kada išnyksta specializuotos rūšys, o jų vietą užima rūšys, kurios yra plačiai prisitaikiusios, rūšys, kurios yra nespecialistai, o kurios gali gyventi bet kokioje aplinkoje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad paprastėja vabzdžių bendrijos ir tos paprastesnės vabzdžių bendrijos nebūtinai atlieka tą patį vaidmenį, koks yra dabar. Ir kas yra labai įdomu, kad pavyzdžiui, tropikuose atlikti tyrimai ilgamečiai nuo 79 metų, nuo 76 metų, kas metų atliekami tyrimai ir su tais pačiais naktiniais drugiais ir su kitom vabzdžių grupėm, tokiose vietovėse, kuriuose žmonių tiesioginis poveikis yra minimalus, nei dirbami laukai, saugomos teritorijos, netgi ir ten yra stebimas masinis vabzdžių nykimas. Vabzdžiai yra organizmai, kurių metabolizmas priklauso nuo aplinkos temperatūros. Jie neturi tokio viduje temperatūrą palaikančio mechanizmo, kokį turi, pavyzdžiui, žmonės, žinduoliai arba paukščiai. Jie yra priklausomi nuo temperatūros, ir atrodytų, aukštesnė temperatūra turėtų sudaryti geresnės sąlygas jiems gyventi, bet ne visai taip yra. Paaiškėjo, kad netgi labai nedideli temperatūriniai svyravimai yra ypač pavojingi tropikų vabzdžiams ir klausimas, kodėl būtent tropikų vabzdžiams, atsakymas yra labai paprastas, todėl kad jie gyvena temperatūrinėme optimume. Tropikuose yra optimali temperatūra ir temperatūros padidėjimas, tai yra nuėjimas pasvirimas nuo to optimumo yra negeras dalykas ir tropikų vabzdžiai į temperatūros pakilimą reaguoja labai drastiškai. Vidutinės klimato zonos ne. Temperatūrinis veiksnys nėra pagrindinis, bet gerokai svarbesnis negu temperatūrinis veiksnys yra drėgmės režimo pasikeitimas, tai yra sausrų atsiradimas, ilgalaikių sausrų atsiradimas. Vabzdžiai yra gyvūnai, kurie kvėpuoja per kvėptukus. Kvėptukai yra skylutės kūno šonuose, per juos išgaruoja ir vanduo. Ir vabzdžiai yra itin jautrūs išdžiūvimui. Tai gal daugiau ne temperatūra, o sausros yra tas faktorius, kuris vabzdžių populiacijas labai stipriai sumažina. Tai tas temperatūrinis ir drėgmės režimų pakitimus tikrai yra labai svarbu. Kitas dalykas, kuris irgi yra labai svarbus keičiantis klimatui, tai yra audrų sezonų padažnėjimas, audrų intensyvėjimas, nes didžioji dalis vabzdžių yra aktyvūs skraidytojai, tiesiog išmušama yra. Žodžiu, faktorių yra su klimatu susijusių daug, poveikis yra vienom grupėm per vieną daugiau faktorių, kitom grupėm galbūt per kitą daugiau faktorių, bet faktas yra tas, kad mes matome labai staigius vabzdžių populiacijos gausumo mažėjimus ir įvairovės mažėjimus ir klimatas čia tikrai yra ne paskutiniai vietoje. Galbūt ne pagrindinis faktorius, aš dar drįsčiau sakyti, kad antropogeninė veikla, ypatingai žemės ūkio veikla, yra pagrindinis faktorius, kuris vabzdžių populiacijas veda prie labai ryškaus mažėjimo, bet klimatas tikrai yra faktorius, kuris tą dalyką užaštrina. Mes buvome vaikais, mes net neįsivaizdavome, kad Lietuvoje galėtų gyventi maldininkai. Fantastiški, gražūs vabzdžiai, tai mes jau kokių 10 metų su studentais stebime mūsų vasaros praktikose masinius maldininkų pasirodymus ir praktiškai kiekvienas studentas savo kolekcijose turi jau ir maldininką. Čia aišku ne vabzdys, bet prieš kokį 15 metų mes stebėjome vapsvabario atėjimą į Lietuvą. Tai vapsvabario atėjimas irgi yra siejamas su klimato kaita, iš pietinių platumų pas mus vabzdžiai ateina ir mes matome tokius įspūdingus vabzdžius. O problema dar yra ir ta, kad didžioji dalis vabzdžių yra labai smulkus organizmai, jie visi atrodo kaip viena rūšis ir mes neturim netgi kažkokių rūšinių pavadinimų, mes vabzdžiai, vabalai, netgi juos bendrų vardų vadinam ir mes tiesiog net pažįstame, kas ateina. Kažkokiu monitoringu nuo pastovių tyrimų, pavyzdžiui, Lietuvoje mes neturime ir mes net nežinome, ar čia šita rūšis seniai pas mus atėjusi, ar čia šita rūšis yra šviežiai pas mus atėjusi. Yra kai kurios grupės, bet yra ir tokių grupių, kur mes nežinome, kokia buvo situacija prieš, kad galėtume sakyti, jog šiais laikais įvyko pokytis. Kai kurie pokyčiai visai malonus, pavyzdžiui, maldininkas tikrai džiugina visų akis, labai gražus vabzdys papildantis mūsų fauną, bet yra ir tokių vabzdžių, kurių mes tikrai nenorėtume matyti. Tai pavyzdžiui, kaštoninė keršakandė.
Aš pati prisimenu, vaikystėje kaštonai buvo vieni gražiausių medžių, tikrai fantastiškai tie medžiai atrodė. O dabar kaštonai nususę, nurūdę, tikrai pamatyti gražą sveiką kaštoną praktiškai neįmanoma Lietuvoje. Tai ta kandelė, jinai atėjo iš Viduržemio jūros regiono, jinai atėjo maždaug pirmą kartą prieš 30 kelis metus atėjo ir masiškai paplito po visą Lietuvą. Labai mažos lervutės, pats tas durgelis yra mikroskopinis, mažos lervutės įsigraužia į kaštono lapo epidermį, atsineša grybą, tas grybas sunaikina, lapai nudžiūsta ir mes turime sergančius kaštonus. Prekyba, žmonių keliavimas, importinių prekių įsivežimas, nepakankama kontrolė, jinai buvo, yra ir greičiausiai bus. Ir šitos dalykus mes tikrai puikiai matome, dažniausiai juos pastebime tuomet, kai įsivežame arba pas mus atkeliauja rūšis, kurios yra kenkėjai, ligų platintojai arba kraujasiurbiai vabzdžiai. Invazinės rūšis, jos konkuruoja su vietinėmis rūšis, bet dažniausiai jos padaro netiesioginę žalą vietinėms rūšių populiacijom. Jos kaip taisyklė orientuojasi kažkokius mitybinius augalus. Mes dažniausiai tas invazinės rūšis siejame su augalų pažeidimais. Tai va to mitybinio augalo išnykimas, kuris veda prie bendros ekosistemos pokyčių, prie medžio sudėties pokyčių, tarkime prie negyvos medienos kiekio, jis per grandininę reakciją veikia visą ekosistemą. O taip, kad tiesiogiai veiktų konkurencija, dažniausiai taip nebūna. Augalai, vabzdžiai dažniausiai turi daug mitybinių pasirinkimų ir konkurencijos tokios labai griežtos nėra. Kartais parazitus atneša, kartais infekcijas atneša, bet dažniausiai toks poveikis yra netiesioginis per tuos augalus, kuriuos veikia invazinės rūšys. Aš nesu optimistė, žinokite, šito klausimu, todėl kad gamta yra inertiška. Tam, kad gamtoje įvyktų pokyčiai, reikia labai stengtis ir gerąją ir blogąją prasme. Čia ne pastatas, kurį nugriovė, pastatė kitą ir tu matai jau rezultatą, bet čia tikriausiai yra pati didžiausia tragedija, kad žmogus daro neigiamą poveikį, visiškai nematydamas to savo neigiamo poveikio pasiekmių. O kai pradeda matytis pasiekmes, jas ištaisyti yra be galo sudėtinga. Mūsų ekosistema yra fragmentuota, mūsų dirbami laukai ir ne tik dirbami laukai, apskritai viskas. Vandens telkiniai yra tiesiog prifarširuoti chemikalų, pesticidų, antibiotikų ir kitokių medžiagų. Ir tas poveikis jisai yra žudantis po truputėlį, o va taip spraktelėjus pirštais, priėmus kažkokį įstatymą ar kažkokį projektą įgyvendinus, niekas taip greitai nepasikeis. Mes turėtume keisti mąstymą, turėtume apskritai saugoti ekosistemas ir žiūrėti ne vien tik tais vartotojiškai. Mes mėgstam viską matuoti pinigais, tai galbūt reikia sugalvoti metodiką, kaip įvertinti vabzdžių. Yra tos metodikos. Kažkada esu skaičiusi, kad Jungtinėse Amerikos valstijose vabzdžių atnešama nauda per metus yra skaičiuojama maždaug apie $60 milijardų. Tai vat jeigu tokiais skaičiais yra argumentuojama, kad, žiūrėkit, jie ne tik tais mus erzina, daro mums žalą, bet jų nauda yra tokia, kad, kažin ar ekonomika tiek pagamina naudos, kiek mums suteikia vabzdžiais. Galbūt poveikis ateityje ir bus, ir aš nemanyčiau, kad mes taip staigiai vabzdžių situaciją išspręstume, greičiausiai sulėtintume jų nykimą. Nepurškite savo žalių vejų, nenaikinkite vabzdžių, žinokite, kad įvairovė yra adaptyvi. Jeigu turite miško, palikite negyvos medienos, nes tai yra namai, tai yra biologinės įvairovės garantas. Skaitykite mokslo populiarinimo straipsnius, daugiau eikite į gamtą, stebėkite, kad suprastumėte, koks nuostabus yra pasaulis ir kokia nuostabi yra mūsų gamta.